Pas jūs kalėdų eglutė yra jau? Ne tai, kad jau vis dar, bet jau nebeapsimoko nupuošti, nes kūrėme, vystome ir palaikome e-komercijos sprendimus, o jeigu tiksliau, tai mes dabar fokusuojamės į B2B e-komerciją. Tiek išlepinsim darbuotojus, kad, Mes jau išlepinom. Visi sakė, niekas čia nesupras, kad čia ChatGPT, čia viskas gerai su tuo, o finale buvo taip, kad visgi Google'as supranta, kad tai yra ChatGPT tekstas ir dėja, bet reitinguoja labai prastai. Mes turime organizacijoje 2 grinčus, 2 studentus, buvo sugadintos kalėdos dėl to, kad per kalėdinį laikotarpį buvo daug užsakymų ir pavyko jos įgyvendinti balandžio mėnesį. Aš aišku jau matau, kaip čia komentaruose tie, kas išmano puslapį kūrimus, kaip čia mane heitins, kad aš čia sakau, kad čia nieko nereikia daryti, čia viskas labai paprasta. 24 valandos yra per mažai ir reikėtų nebent vadovautis Schwarzeneggerio pasakymo sleep faster ir mėgot po 4 valandas. Yra naudotų detalių. Jūs galite susitvarkyti automobilį pigiau, pabuskim ir pradėkim naudoti detalės, kurios jau yra sukurtos, o ne pirkim naujas. Laužynai turėjo nustebti, ne kad staiga iš jų pradėjo pirkti ne į gretimo kaimo žmonės, bet iš Prancūzijos. Ne tik laužynai, ir mes nustebom. Žodžiu, draudikas sugalvojo nusipirkti laužyną. Taip. Bet ką imsi daryti, daryk geriau negu 80% kas daro, turėsi pinigų. Nes kai tu esi pabandęs daryti verslą mažamiestį, tai supranti, tu daryk idealiai gerai, nėra ten poreikio tavo paslaugoms. Ir mes dabar parduodame mėnesį apie 200 000 detalių. Kaip tu jautiesi? Pastatei verslą, kuris vertas jau virš 100 milijonų. Sveiki, gerbėmieji, džiaugiuosi, kad vėl įsijungėte mūsų laidą. Noriu Jums priminti, kad mes Jūsų laukiam mūsų Telegram grupėje. Kodėl aš Jūs raginu šį kartą prisijungti tą grupę, nes netrukus turėsim tokį klausimą mūsų bendruomeniai, ten tokia mūsų gal aktyvesnė bendruomenė Telegram kanale. Norėsim truputėlį iš Jūsų pagalbos, galvojam apie tam tikrą fokus grupę. Tikiu, kad mūsų projekto vadovė parašys paklausimą, kur mes prašysim Jūsų pagalbos ir galvoju, kad Jums turėtų visai kai kuriems patikti, ypač tiem, kas esate su mumis seniai ir kas stebite mūsų visas laidas. Tai mums reikės Jūsų pagalbos, Jūsų įžvalgų ir Jūsų nuomonės. Na, o tai yra mūsų nauja laida, kiek gal kitokio formato, kur mes įdedam dabar turbūt gal 2 istorijas. Tai parašykite ir apie tai, kaip Jums atrodo. Ar Jūs pasilgstat to seno formato, kai būdavo 3 istorijos, o dabar mes galvojam, kad gal užtenka ir 2. Na tai, žodžiu, lauksim visų Jūsų nuomonių. Taigi, nauja mūsų laida. Pasižiūrėkite. Tai žinai, koks bus mano pirmas klausimas? O, dar prieš pirmą mano klausimą. Šitą skaitei? Ne. Šitos dar ne. Visai rekomenduoju. Atrodo, kaip ir sunkiai skaitosi pradžioje, bet paskui visai įpranti ir supranti, apie ką šitą knygą. Tai sakyčiau, čia tokio ne vienkartinio skaitimo šitą knygą. Kuom žymus Reidalio yra, žinai, ar ne? Jo, bet iš knygų, ką aš pats, pavyzdžiui, rekomenduoju, tai yra From Good to Great Phil Collinso. Bet galbūt teko pačiam skaityti. Ne, nuo gero prie puikaus, nors gal ir teko labai labai seniai. Tai aš jau antrą kartą skaitau, pradėjau antrą, nes visai kitom akim viską perklausai, perskaitai, turint mažiau patirties, turint daugiau patirties. Kitaip, ne? Susidūrus su tom tikrom situacijom, jo. Na, o Reidalio šiaip yra bičias, kuris paaiškino logiką praeitos 2008-2009 metų krizės. Jis yra hedge fondo valdytojas ir labai daug pinigų uždirbo, kur, šiaip per krizės moka uždirbinėtis. Tai šiaip nemažai yra jo medžiagos YouTube. Tai visai rekomenduoju ir šiaip pasigūglinti. Tai gerai, mano pirmas klausimas. Taip. Kas tu toks ir kodėl darai tą, ką darai? Ok, pats įdomiausias klausimas ir pats sudėtingiausias. Ką mes veikiam, galiu lengvai atsakyti, kas aš toks. Ne, ką jūs veikiat, o kas tu toks? Kaip Adeo vadovas, esu tik 2 metus, kaip pačiam Adeo, šiaip darbuojuosi jau 5 metį. Nors aišku, ta istorija tokia, kad Adeo iš savęs jau 15 metų gyvuoja. Tai aš esu toks... negaliu sakyti, laikina stotelė, bet ganėtinai naujas, ganėtinai šviežias. Tai trečdalį egzistavimo aš esu. Tai labai smagu kartais paklausyti ir tų istorijų, prieš istorijų, kaip įsikūrė AdeoWeb. Ir labai gaila, kad nedalyvavau nuo pat pradžio. Bet šiaip savo keli klausimą, kas aš toks, ką aš geriausiai moku, kaip aš save galiu pristatyti, koks mano kelias, koks mano pasirinkimas, ar dar tavo klausimas. Kiekvieną dieną savęs to klausiu, kas aš toks, ar aš darau tinkamai. Čia toks yra galbūt imposterio sindromas, kuris aplanko. Kas tas yra, paaiškink?
Imposteris nepasitikėjimas turbūt savimi, noras padaryti geriau, galvojimas, kad kažkas kitas moka šiek tiek geriau, bet tuo pačiu tai yra toks evoliucinė dalis, nes tai skatina tave asmeniškai tobulėti. Tu šiaip vadovas ar inžinierius, technologas koks nors? Pagal išsilavimą esu informatikos inžinierius, pagal rolę esu vadovas organizacijos, pagal tai, ką veikiu dabar, tuo pačiu aš esu studentas. Tai klausimas, kas aš toks. Turiu techninį išsilavinimą, tačiau nedirbu techninio to darbo, apie programavimą žinau tik tais teoriškai, bet pats negalėčiau sukodinti, nebent su Turbo Paskaliu, kur buvo eisim, piešim, darysim. Labai panašiai aš galėčiau irgi papasakoti, aš irgi esu kažką panašaus baigęs. Nu, okei, nu gerai, o kuo užsima kompanija? Iš esmės, ta istorija prasidėjo su 2 grinčais. Mes turime organizacijoje 2 grinčus, 2 studentus, kurie sugalvojo, kad reikia sukurti e-shopą ir pardavinėti žaislus. Verslas sekėsi visai neblogai, užsakymų daug, bet buvo sugadintos kalėdos dėl to, kad per kalėdinį laikotarpį buvo daug užsakymų ir pavyko jos įgyvendinti balandžio mėnesį. Tai tie grinčai vis dar čia yra ir išpirkinėja nuodėmes. Ir nuo to kilo mintis, kad mes nemokame parduoti, bet mes mokame padaryti e-komercijos sprendimą. Ir dėl to atsirado Adeo Web, kur mes galime padaryti e-komerciją, tuo pačiu išmanome patį verslą, bet patys gal neprekiausime geriau. Ar teisingai supratau, tie, kas įsteigė šitą įmonę, Taip. kad jie pradėjo nuo žaislų prekybos? Taip. Fizinių žaislų? Taip. Fiziškai pardavinėjo ar internetu? Internetu. Internetinė parduotuvė. Taip, tai nuo ko prasidėjo, tai nuo to panašiai viskas ir tęsiasi. Mes kūrėme, vystome ir palaikome e-komercijos sprendimus, o jeigu tiksliau, tai mes dabar fokusuojamės į B2B e-komerciją, omnikanalystę. Iš esmės daug kas irgi klausia, o tai kodėl B2B e-komercija? Dėl to, kad ji yra ganėtinai sudėtinga, ne kiekvienas gali įgyvendinti tinkamai projektus ir plačiai paėmus e-komercija tai yra pernelyg platu, bet net ir iš tos pačios knygos From Good to Great gerai gali daryti nemažai organizacijų, bet norint padaryti puikiai, tu turi aštrinti save, siaurinti, ką tu darai. Tai e-komercija yra be galo platu, B2B e-komercija yra siauriau. Kokį nors konkretų pavyzdį, kas yra B2B e-komercija? Tai galime įsivaizduoti, tarkim, turime vienas iš klientų gali būti, tarkim, tas pats Wurfas, tarptautinis klientas, kurie vykdo B2B e-komerciją. Jie nepardavinėja fiziniams klientams klientams yra matomas tik tais katalogas. Tada kita dalis yra, kaip atliekami užsakymai, ką kiekvienas klientas mato. Yra pats sudėtingumas, kai yra arba segmentuojama, tai yra klientų grupės ir pagal klientų grupės yra kainodara, bet yra kainodara individualiai pagal fizinės sutartis. Ir jeigu mes turime 10 000 klientų, kurie ir tuo pačiu 20 milijonų produktų, tai galime įsivaizduoti, kiek tai yra duomenų. O čia yra pats grožis, pats sudėtingumas, nes mes galime tai išspręsti. Pas jūs kalėdų eglutė yra jau? Ne tai, kad jau vis dar. Bet jau nebeapsimoko nupuošti, nes tai čia yra mano buvusios komandos kambarys, tai buvo buvęs mano kambarys, jaukiausias. Kiekviena komanda turėjo savo jaukinimo biudžetus. Kažkada Snacksai buvo didžiulis atradimas ofise ir didžiausia naujovė. Tada atsirado draudimai visokie, kur gali leisti sportui, ten medicinai. Tada atsirado fondai, kur komandos gali paremti, kas ką nori arba kas ką nori nusipirkti. Tada atsirado fondai, kur tu gali mokytis už paskirtą sumą, ką nori ir ko nori. Man atrodo, čia netgi kažkurie jūsų kaimynai tą daro. Yra čia keli kaimynai. Da, jaukinimo fondai. Kuo visą tai baigsis? Mes tiek išlepinsim darbuotojus, kad darbas toks vaizdas, kad antrailis dalykas tampa, ne? Mes jau išlepinom, tik tiek, kad mes nesam pionieriai. Tarkim, mes kaip organizacija mes esame labai nedideli, mes vaikomės tų rinkos standartų ir norėdami prisiviliuoti darbuotoją, mes turime atliepti į tai, kas siūlo didesnės organizacijos. Tai žinoma, kad visi tie vienaragiai arba einantis link to gali pasiūlyti labai gerą tą vadinamą perksinę sistemą ir mes turime vaikytis, nes norint išlaikyti talentus. Jie padiktuoja, jums reikia kovoti rinkoje. Taip, nes, tarkim, šiai dienai pas mus organizacijai vidutinis išdirbimo amžius yra 7-8 metai. Norint išlaikyti tuos darbuotojus, tą ekspertiškumo lygį, tai vadinasi, tu turi pasiūlyti tokias pat ar net geresnės darbo sąlygas.
tik tiek, kad mūsų tas varžingumas atitinkamai mažėja iki minimumo, kartais jis net nebėra to profitabilus tam tikrais atvejais, bet ekspertas yra ekspertas, tai yra ateitis. Aha. Užsiminėjai apie maržingumą, pelningumą. Mačiau jūsų ataskaitas, kiek jūs pernai uždirbat pelną Lietuvoje? Iki 100 000. Iki 100 000. Iki 100 000. Kaip programerių įmonėje šiandien 100 000 nėra daug, ne? Nėra daug, bet viena dalis yra investuojama bet kokiu atveju į tą vadinamą R&D dalį. Norim, nenorim, tai yra tikrai nemaža dalis. Okay. O tas pelningumas... Ar jūs kokiu Afrikoje gal pasiliekat pelnus visus? Mes pradėjom Afrikoje, mūsų visa istorija kilo iš Afrikos, nes kai įgyvendinom tą e-komercijos projektą Lietuvoje, tada kreipėsi į mūsų Pietų Afrikoje, įgyvendinom Lenovo ir Toshiba projektus, būtent skaitmeniniam prietaisams, ir tada pas mus atėjo klientas Topo centras, nes mes ganėtinai siaurai buvome įgyvendinę kelis projektus. Kas mane stebina, kai mes irgi įmonėm pradėjom daryti puslapis, tai pirmas puslapis ten kainavo 800, jeigu eurais, paskui 1,5, paskui 3, paskui 6. Ir kažkokią dieną, kai vėl sugalvojom užsakyti puslapį, sako 20. Nors realiai esmė nepasikeitė. Kai atrodo, mes 20 metų kuriam jau puslapius, ne, tai ta technologija turi būti tokia, nuperkama, pigiai, greita, kaip tu sakai, kad viskas veiktų. Bet ne, jūs randat kažkaip parduoti klientui dar už brangiai, kad tai vis dar yra sudėtinga, kad reikia jums pritaikyto sprendimo. Taigi turi būti šiandien puslapis turi būti taip. Taip, paprastas puslapis jis ir turi būti čia ir dabar, nes... Ir tos duomenų bazės čia, kas irgi stebuklas kažkoks gynė? Ne, duomenų bazės nėra stebuklas, bet dažniausiai yra duomenų judėjimas, integracijos su kitom posistemėm, nes čia jau prasideda sudėtinė komercija. Paprasto puslapio kelias, tai ten sukūrus iš esmės beveik statinį puslapį, nes informacija daug nesikeičia, kažką ten papildom, kalbant ne apie e-komerciją, tai taip, ten iš esmės galima padaryti labai greitai, bet mes ten net nesifokusuojam. Mūsų fokusas yra B2B e-komercija, kur mes kalbam apie sudėtinę komerciją, kai yra nebe tik e-shopas, bet mes kalbam apie produktų informacijos valdymo sistemą, kuri yra kaip atskira sistema, apie užsakymų valdymo sistemą, kuri gali būti kaip įrankis ir produktas jau įgyvendintas arba galima padaryti custom sprendimą. Mes turime integraciją su ERP, su sandėliais, su visom dalim ir kai matom šitą visą ekosistemą, tai yra be galo sudėtinga. Mes tiesiog norime dabar visko greičiau, daugiau, automatizuotai ir kad dalyvautų kuo daugiau įvairių sistemų ir posistemų. Kiek puslapių ar sistemų padarėt per paskutinius, tarkim, 10 metų? Per 15 metų mes esame gyvendinę šiek tiek daugiau negu 100 projektų įvairaus dydžio. Kodėl aš tavęs paklausiau apie tą 100 projektų, ne? Kai tu turi 100 projektų, turi tiek patirties. Aš atėjau pas tave, paprašiau kažkokios sistemos, tu turi ištraukti man tiesiog, sakyti, mes darėm 15 panašių, nieko kur nebereikia, mes tavo uždėsim tavo logotipą, tavo spalvą pirmin. Čia kaip... Visi daro panašų verslą, ar visi yra tiek skirtingai, kad kiekvienam reikia atskiros sistemos, ar čia klientas būtinai nori atskiros sistemos? Jeigu taip žiūrint į statistiką, jeigu neklystu, apie 95% verslų daro tą patį, bet visi sako, kad yra unikalūs. Tai jie gali sakyti, ką nori. Taip, tai vieni yra unikalūs tuom, kad jie apsunkinę yra savo vidiniais verslo procesais ir reikia pritaikyti mūsų sprendimą prie jų verslo procesų. Nesvarbu, ar jie outdated ar ne, bet reikia tai pritaikyti. Bet yra kita dalis, kuriems reikia bazės. Taip, tą bazę mes ir šiai dienai esam standartizavę pačią bazę, jeigu užtenka pakeisti ten pagal brandbooką, logotipus, spalvas, galbūt minimaliai pakoreguoti funkcionalumą, bet dažniausiai to neužtenka. Tada atsiranda no-naminė, galbūt ERP sistema, kur reikia padaryti integraciją, o ta integracija užtrunka ilgiausiai. Arba net jeigu ir paėmus tą pačią, nežinau, ten turbūt dažniausiai sutinkama yra kokia Revilė, nėra nei vieno karto pasitaikiusio per to 100 projektų, kad mes turėtumėm idealiai tą pačią integraciją. Nes duomenų struktūra skiriasi, srautai skiriasi, visa informacija skiriasi. Visai neseniai Ecomexpo teko padalyvauti ir mano pranešimo pradžia yra tai, kad dviračio neišradinėjom, bet kiekvienais metais išeina vis naujas modelis to pačio dviračio. Aš pats kaip mėgėjas pavažiuoti dviračiu, aš tikrai norėčiau kiekvienais metais įsigyti naują tą dviratį, nes jis yra kitoks, jis yra geresnis ir spalva geresnė. Kiek procentaliai kasmet išeina vis geresnis dviratis? Kiek jis būna geresnis? Asmeniškai keičiu kas 4 metus dviratį. Gerai, ir kiek jis būna geresnis už tą, kur pirkai prieš 4? Suprantu, kad ten
reikia labiau fizinio pasiruošimas, turi didesnį įtaką negu dviratis, bet... Apie ką kalba? Bet jis atsinaujina, jis yra geresnis, jis yra patogesnis. Kiek procentų jis yra geresnis? Procentaliai negalėčiau atsakyti, bet dviratis teikia malonumą. Tai jeigu skaičiuosim, kiek procentaliai apsimoka į tą malonumą investuoti, tai yra vis tiek dalis gyvenimo, kur gali investuoti ir užsimerkti. Čia kaip namai. Jeigu tau nuo to yra gero, jeigu dėl to tu gali investuoti, tu neskaičiuoji. Čia apie emociją kalba, ne? Taip, tai yra emocija. Ir dėl ko tas B2B e-komercija atsilieka ir B2C yra, sakykime, up to date ir mes išlepinę klientą, nes mes norime, kad klientas apsipirktų patogiau, geriau, kad būtų tas emocinis apsipirkimas dažnu atveju. Aš aišku jau matau, kaip čia komentaruose tie, kas išmano puslapį kūrimus, kaip čia mane heitins, kad aš čia sakau, kad čia nieko nereikia daryti, čia viskas labai paprasta. Bet aš kaip klientas norėčiau, aš tikiuosi ir tikrai tai bus, kad tai bus paprasta ir jūs numigruosite į kažkokią kitą pridėtinę vertę. Ne puslapio kūrimą, nežinau, kas tai bus, bet bus kažkas kito. Nugi gerai, gerbėmieji, čia aš manau, kad žiūrovas žvalgus ir galvoja kažkur matytas ofisas, nes mes čia buvom prieš 5 metus. Žiūrėjai šitą. Laidą žiūrėjau prieš tai pasižiūrėti, kokias kadruotės ir kaip čia viską darė man. Okay. Tai kas nematęs yra, čia kažkada buvo Vinted ofisas. Toks buvo most promising startuolis. Still. Jo, o dabar šitoje vietoje yra kitas labai promising. Galima pasakyti. Ovoko jūsų prekinis ženklas. Taip. O nuo to pavadinimo, kuris buvo su RRR, jūs jau bandot atsižegnoti. Stengiamės atsisieti, bet vis dar nepavyksta, nes tas prekės ženklas yra tiek įsišaknėję žmonių galvose, kad vis dar 60% pardavimo ateina šito prekės ženklą. Tai mūsų tikslas sumažinti jo įtaką mūsų verslui ir susimažinti riziką, rebrandinant, kad nebūtų neigiamų poveikių verslui, nes vis tiek. Šiaip brangu yra, turėjot vieną brandą, ar ne, per kurį ateidinėdavo daug pardavimų, sugalvojot, kad reikia pasikeisti. Čia su plėtra sugalvojate, ne, tokia mintis kilo. Žinai, kaip, gal reikia ir kitiems tą patį papasakoti, ir kaip tu sukuri verslą, kuris gimsta iš organinio poreikio, išspręsti problemą, tu darydamas jį negalvoji, tai kaip jis atrodys, Europą. Ar turėsi visus įrankius ir ar galėsi tai padaryti. Tai mes susidūrėme su tą situaciją, kai pritraukėme pirmą investiciją, kad po due diligence, po visų popierių tvarkymo iškilo problema, kad mes negalime turėti šito brando kitose rinkose. Tai natūraliai investuotojai paprašė susitvarkyti šitą problemą. Tai mes turėjom prieiti prie europinio brando teisinių išsikūrimų. Tai mes įsikūrėm Ovoko. Pavadinimas gimė iš žodžio awake. Kokio? Awake. Awake. Jo. Nes jeigu tai pagalvojus, naudotos detalės turi savo ciklą. Taip? Žmogui labiausiai pažįstamas gamtos ciklas yra dienos ir naktis. Tai kas įvyksta ryte, pabundi. Tai mes norim pažadinti ir visuomenę, kad yra naudotų detalių. Jūs galite susitvarkyti automobilį pigiau, tai pabuskim ir pradėkim naudoti detalės, kurios jau yra sukurtos, o ne pirkim naujas. Kiek žmonių dabar pas tave čia ofise yra? Ofise šiaip oficialiai tai 160 galėtų būti ir lankomumas yra apie 70%. Taip mes pakalbėjome, ne apie tą ženklų keitimą, kad kai startavai susigalvojai tą pavadinimą, negalvodamas, kad jis čia kažkada bus worldwide, ne toks dalykas, bet čia gal jūsų ir stiprybė savotiška, ne, kad jūs galvojate apie verslo darimą, o ne apie tai, kaip padaryti startuolį, traukti finansus ir taip toliau, ne? Aš, kai pradėjom šitą dalyką daryti, ta prasme, net nežinojau, kas tas startup. Realiai mums net nebuvo minties čia kažkokios investicijos ar kažką. Mintis buvo labai paprasta. Pasižiūrė, jie gerai gyvena. Aš tuo metu dirbau draudimo industrijoje. Man susiklikino mintis, kad tai ką argyti aš turėsiu. O kaip tu pamatai, kad jie gerai gyvena? Jie viską juodais ten varo. Varydavo. Nebūtinai. Ta prasme, atvažiuoji ir matai. Okay. Matosi, kad žmonės gerai gyvena. Ir man tada kaip jaunam entuziastui kažką tai sukūrėt, pasirodė, kad galiu padaryti. Tai nusipirkau laužyną. Keistas dalykas buvo tai, kad nusipirkau, kaip pasakius, vidury niekur. Kur Pakruojai kažkur? Pakruojo rajone. Tai netgi nuo Pakruojo yra 12 km. Tai įsivaizduok, ta prasme, ir patirties buvo nulis. Ta prasme, literaliai nulis. Iš kokios industrijos? Tai iš draudimo? Iš draudimo. Apie dalis nulis. Draudikas sugalvojo nusipirkti laužyną. Taip. Tai nusipirkau laužyną. Prasidėjo operacija. Ir man buvo labai keista,
kad viskas yra, ta prasme, tavo galvoje. Tai pas mane prasidėjo paprastas dalykas, aš ateinu iš Drūdinį, pas mus viskas Excel'yje. Tai ką pirmą padariau, tai sukūriau Excel'į. Bet Excel'is toks buvo jau advanced levelio, kur, žinai, dokumentus spausdindavo man jis ir, žinai, galėdavo atsekti, kokius automobilius išardžiau, kokias detalės pardaviau, kurias turiu. Bet, žinai, tik tais to galėjau naudotis aš tinkamai, mano komanda buvo sunku šitą turėti. Ir tą Excelį po to pavertėm verslo valdymo sistemą. Papasakau dar, kad suprastumėm, kaip seniau tą verslą darydavo. Iš kur gauna tas, nežinau, tą laužą, tas sudaužytas mašinas, tas detalės, kaip jas perka, atsiveža, ten ardo, kaip visas tas procesas atrodydavo. Tai yra pagrindiniai keli būdai, kaip gauti automobilį. Dabar kalbėkim tik tais apie Lietuvą. Okay. Tai Lietuvoje tu ką gali importuoti, tai reiškia iš kitų šalių. Ir kaip surasti, tai dažniausiai yra aukcionai. Bet tas pas Lietuvoje, tu perki automobilį daužtų dažniausiai, arba žemos rinkos vertės, paskaičiavęs, kiek tu iš jo gali uždirbti. Ir įsigijęs, pradedi dirbti. Šiaip procesas nėra toks super sudėtingas, tik tiek, kad reikalinga licencija, nes tu dirbi su eksploatuoti netinkamų transporto priemonėm. Tai yra pavojingas atliekos, jos turi turėti licenciją, susitvarkyti viską, kad pas tave būtų nusileidimai, kad ekologija pas tave perka. Ok, aš suprantu, kad ten, kai nusipirki tą automobilę, ne, ten dalis yra tų vertingų, bazinių, tokių brangiausių, ant ko tu ir statai, ne, visą kitą, jeigu pavyksta parduoti, pavyksta. O ką darai su to kėbulu ir visom nepanaudotom detalėm? Čia jau gaunasi, kad yra atliekos, ne? Tai detalė yra stadija kaip turtas arba atsargos, kol tu nenusprendi kaip savininkas, kad tai yra jau nebeparduosi šios. Nebeturiu vilties ir nebeturiu tikėjimo, kad parduoti. Tos detalės virsta į du srautus. Tai teigiamą rinkos vertę turinčias atliekas ir neigiamą rinkos vertę turinčias atliekas. Tai teigiamos rinkos vertę turinčias atliekas tai būtų paprasčiausiai suprasti metalas. Na, tai jeigu aš turėjau automobilio dalis, kur yra metalinė, kai nusprendžiu, kurios neparduosiu, aš jau atiduodu metalo supirkėjam ir turiu. Gaunu už tai papildomus pinigus. Ir yra neigiamas rinkos vertės detalė, ta atliekos, tai yra plastikais. Kaip bet kokiam versle brandas yra svarbu. Tai įdirbis ir brandas yra svarbu, tai mano lūžinas neturėjo nei įdirbio, nei brandą. Tai realiai mes prisipirkom automobilių, juos pradėjom ardyti ir niekas apie mus nežino. Kaip reklamuotis, tuo metu irgi nebuvo ten labai didelių variantų, tai tu sulikudavai skelbimą vietiniam tinklapį, ta prasme Lietuvos tinklapį, kad turit tokį automobilį ardymui ir tau skambino žmonės. Kai tau skambino žmonės, kai sužino, kad tu esi Pakruojyje, tai nelabai linkėjo pas tai atvažiuoti, nes vis tiek kaštai yra atvažiuoti, pasižiūrėti detalę, tinka, netinka. O išsiuntimas neveikdavo toks dalykas? Veikdavo, bet nebuvo tokia, žinai, aš kaip mažas laužinas to išsiuntimo, tokio efektyvaus ir neturėjau pasidaryti, iš principo. Tai kai pradėjom daryti, kurti sistemą, tas siuntimas tapo key faktorių mūsų sėkmės. Nes kas gaunasi, tu esi mažas, pas tave nėra didelių apyvartų, tai automatiškai tau ir neduoda gerų kainų. Tau neduoda gerų kainų, nelabai ir vyksta prekyba. Supratau. Ir koks likimas tavo laužino? Vis dar gyvas. Gyvas? Jo, tai mes ten iš pradžių naudojame kaip testinę aplinką, galim pasakyti, nes kai pradėjome kurti šitą produktą, mes buvom sėkmingi vien dėl greičio. O greitis pas mus pasidarė dėl paprastų dalykų. Pavyzdžiui, co-founderis rašo kodą, o aš laužinę jį testuoju. Tai yra, ar patogu ar nepatogu man kaip žmogui dirbančiam su problema, ar yra patogus sprendimas ar ne. Tai mūsų feedback loopas buvo, prasme, 2 valandų. Jis padaro, aš patestuoju, sakau, ne, žiūrėk, pabandom gal šitą. Pakeičiam, jeigu suveikia, sakau, šitą jau galim releasinti visiems kitiems. Nu gerai, tu supratai, kad galvoji visų detalių neišlaikysi, pasidarai gudru Excelį, ar ne? Taip. Ir kažkokiu momentu supratai, kad jau Excelio neužtenka. Supratau, kad mano biznis neina taip, kaip aš įsivaizduoju, ar mano lūkesčiai kokie buvo. Ir aš pasigalvoju, kažkaip tai galima būtų tai padaryti labiau efektyvų. Kad, žinai, natūraliai tu ieškodamas detalių kainų, viskas susidūrė su dideliais brandais, tam stebėjus ir viskas ir galvoju, bet tai žmonės parduoda online. Kodėl negalim mes parduoti online? Kodėl mano sandėlys, kurį aš žinau dabar esu susinventarizavęs, negali būti prieinamas tau? Gerai, aš pasakysiu, kodėl negalima. Nes aš pirkdamas detalę abejoju, kokios yra kokybės, nes aš negaunu jokios garantijos. Nes man ją atsiūs, jeigu man netiks, tai kur man paskui ją dėti. Tada jeigu tu parduodi ją, tu išsiųsi, klientas pasižiūrės, sakys, o ji ten bloga kokia nors ir tada ta logistika visa suvalgo.
Nu tai va, dėl to ir negalim. Tai mes tą problemą irgi įsivardėm ir nuo pat pirmų dienų įsprendėme kitaip. Tai mes kaip prekyvietė, kaip marketplace'as, pasimėm ant savęs visą siuntimą ir va šitą naratyvą, kad jeigu tau nepatiks, mes tą detalę paimsime iš tavęs ir tau sugražinsime visus pinigus, kiek tu sumokėjai už detalę ir už siuntimą save. Tai tau nieko nekainuos, taip, tu būsi nelaimingas, kad negavai iš pirmo karto gero daiktą, bet neprarasi jokių finansų. Nes jeigu imituojant tą patį vizitą į Lūžyną, tai tau tas vizitas kainavo. Tu nuvažiuoji į Lūžyną, pasiimi detalę, pažiūrėjai, netinka, nepatinka, grįžai namo, tu detalės neturi, bet tu išleidai ir savo laiką ir pinigus. Mes sakom, kaip tai galėtum pakeisti, kad klientui nekainuotų nieko. Čia man biškai primena baldai vienas modelį, kai irgi sugalvojo siūsti baldus, net neprašydami avanso, ir jeigu netinka, tu gali pagražinti. Tai pas mus tas pats ir. Tai nekainuoja nei pirkėjai, nei pardavėjai. Viskas nukrenta į mūsų apskaitą ir į mūsų minusą, kad mes pasiuntinėjom detalę. Ir įsivaizduok šitą dabar paėmus į kitą skeilą, tai yra, kai tas vyksta viskas Europos mastu. Žinai, geriausias pavyzdys. Lietuvis parduoda variklį, ispanas nori variklį. Užsisako variklį, variklis nukeliauja iki Ispanijos, Taip. Žmogus atidaro dėžę, pažiūri, sako, suriukas nepatinka, arba, žinai, per ilgai užtruko, mes tą variklį nuvažiavim, pasiimam, atvežam atgal ir tam niekam niekas nekainuoja. Aišku. Aha, nu čia toks drąsus modelis, ne? Ir tu ir tikiesi, kad tų teisingų pristatymų bus daugiau negu gražinimų. Kiek šiaip iš vis gražinimų yra? Apie 9%. Tai nėra mažas rodiklis, ne? Bet kai kalbė apie 9 detalės. Žinai, su kuo lyginsi? Nes mes kiek priėjome prie informacijos, kiek yra gražinimo procentas naujų detalių. Tai, žinai, turim didelius konkurentus, kurie online pardavinėja naujas dalis. Ir jie kai kurie išeina IPO, kai kurie, žinai, šiaip skelbia savo rodiklius. Tai tarp 7 ir 10% svyruoja naujų detalių gražinimo rodiklius. Tai mes dirbam dar su sudėtingesnė kategorija, su naudotomis, bet turim panašų rodiklį. Okay. Tai manau, kad mūsų komanda daro, ta prasme, susitvarkėm su šito, taip, yra niuansų, žinai, kaip skeilą pasiekė, atsiranda mažos problemytės, kurios buvo tokios, dabar yra tam tikras dydis, pasidaro vis didesnis ir didesnis. Tai šitas vis dar sprendžiama. Manau, kad tas gražinimų klausimas visuomet bus vienas iš esminių dalykų, su kuria reiks dirbti. Ir suprantu, kad jūs gyvenat ir neužsimetat kažkokį procentą. Už sėkmingą pardavimą mes pasimim 10%, tai nėra paslaptis. Ta prasme, mes nedarome... Abi pusės tą žino, ne? Jo, ir mes nedarome išimčių iš šitos taisyklės. Aš būdamas kitoj barikado pusėje, kaip Lūžynas, galvoju, koks būtų tvaraus bendradarbiavimo modelis, kad aš negalvočiau, kad man reikia, žinai, kažkaip tai... Tiesiai susisiekti ten, ką nors. Ir kad tai pakankamas būtų pliusas ir pajamas pakankamas būtų išlaikyti didelį organizavimą. Tai man taip pasirodė 10% labai sveikas skaičius, nes aš pasidariau analizę, man patinka skaičiai. Pasidariau analizę, kiek mano pardavėjas, kuris dirba vietoj, daro nuolaidą, tai ateina klientas. Tai aš kai važiuodavau pas pirmus Lūžynus, pradėdavau pitchą arba tą vertės pasiūlymą, tau bus pigiau negu pardavinėti vietoje. Nes tu moki savo darbuotojų atlyginimą, dažniausiai tai yra kada susiekia bonusinė sistema su, žinai, pardavimais, plus tavo darbuotojas daro nuolaidą. Ir tu tos dalykus sudedi, 10% yra labai mažas mokestukas, kurio mes norėsime. Na ir gerai, kokį nors skaičių numeskim žiūrom, dabar mes kalbam apie Lūžyną, mato čia žmonės programerius, bet neįsivaizduoja, kokio dydžio daiktą tu padarai. Tai mes dabar parduodame mėnesį apie 200 000 detalių. 200 000 detalių. Kas čia, eurais maždaug apsisuka? Tai apie 10 milijonų pardavimų. Tai 10 milijonų yra suma, kur mūsų pardavėjai surenka už pardavimus. Be PVM ir be siuntimų. Supratau. Tai su PVM tai būtų apie kokį 12 milijonų eurų apyvartą per mėnesį mūsų pardavėjų, mūsų platformai. Šiuo metu. Bet ta visa apyvarta sukas ne per tave, tu tik tai savo dalelę pasimė. Mes fasilituojame šitą procesą, tai mes turime skelbimus, kad yra detalė ir turime pirkėjai, kuris ieško detalės. Transakcija vyksta mūsų platformoje, bet detalės vyksta tiesiai iš pardavėjo pirkėjai. Matau, žemėlapį einam. Kokiose valstybėse jūs jau dabar veikia? Mes pagrindė Europą.
Europos Sąjungoje. Tai mūsų suppliers yra pardavėjai yra 15 Europos šalių, 5 yra pagrindinės, Pabaltis, Lenkija ir Ispanija, o siunčiame į 25 šalis pagrindą. Ką tavo atveju reiškia naujos rinkos atidarimas? Kai tu eini į naują valstybę, ką tu darai? Ieškai ten tiekėjų ar ieškai ten pirkėjų? Priklausomai nuo rinkos. Labai subtilus klausimas, kur šiai dieną nelabai norėčiau, nes konkuruojam su kitais, kas, žinai, būtų... Tu turi konkurentą, ne? Tu žinoma turi. Mes turime 2 tipus konkurentų, tai yra horizontalūs marketplace'ai, tai toks kaip, pavyzdžiui, Ebėjus, Allegro, kur viskuom. Kur viskuom. Ir turime vertikalius, kurie tik tais fokusuojasi naudotų detalių. Turim, taip ir Lietuvoje turim, ir užsienį turim. Ši idėja nebuvo kažkokia tai, žinai, super nauja ar kažkokia inovacija. Taip mes tikim, kad mes kaip komanda, žinai, executinam žymiai kitaip, su kitokia logika, su kitokia ambicija. Nes jeigu tai paimtum marketplace biznį, čia yra leader takes it all verslo modelis. Tai yra viskas atiteks pirmai vietai. Ta pirma vieta norim, kad būtų skirta mum ir mes norim būti joje. Nes antroje vietoje niekas nenori būti marketplace biznėje. Nes palyginus netgi Lietuvoje, pavyzdžiui, pas mūsų automobilių skelbimų portalus 1 ir 2 vietą skiria šviesmečiai. Tai, žinai, tai niekas nenori būti antroje vietoje, tai mes turime ambiciją tapti Europoje pirmi ir su komanda sėkmingai siekiam šitos ambicijos įgyvendinimo. Tradicinė mūsų rubrika Swedbank Akademija, kur mes susitinkam su akademijos dalyviais, kurie jau pabaigė akademiją. Ir mes juos egzaminuojam, o kągi jie išmoko ir kągi jie nuveikė. Ar išmokot ko nors? Išmokau. Ir dalį nuveikiau, dalį dar padarysiu. Priminkit apie ką yra jūsų verslas ir kaip vadinasi. Mes esame Magijos žaislai, bazuojamės prie jūros, Kretingoje, Klaipėdoje ir Gargžduose. Tai ir bandom būti internete. Kaip jūs Kretingoje sugalvojate daryti tokį verslą? Kretingoje tai mes turbūt, kad atsidūrėm netyčia, čia asmeniniai dalykai sugrojo, bet tiesiog mūsų lokacija ten. Pradėjome Klaipėdoje, o paskui Kretinga, Gargždai aplinkui žiūrėjom. Kažkokių vietų, kurios tiktų mūsų verslui, kurios turi kažkokią gerą konkurencinę aplinką, nes bet kur ir bet kada neatsistosi su ta preke. Visų pirma, tai reikia turėti tinkamas patalpas, turėti gerą kaip ir konkurencinę aplinką. Dėl to, kad jeigu esam buvę, tarkim, Šilutėje, kur buvo 3 parduotuvės žaislų ir neišgyvenom, nes tiesiog buvom ne laiku ir ne vietoje. Kas gera konkurencinė aplinka? Aš turiu omeny gera konkurencinė aplinka, tai yra ten, reikia visų pirma įsitirti rinką. Kur vaikšto žmonės, ką jie veikia, kokie yra konkurentai. Tai gera konkurencinė aplinka, aišku, geriausia yra, kai tų konkurentų nėra. Tai aš tą vadinu gera konkurencinė aplinka. Bet žinoma, jeigu ir yra, galima įsikelti tikslus ir pamatyti, ko trūksta. Tai ateiti visada su kažkokia geresnė pasiūla, su kažkokiais kitokiais dalykais, pamatyti, ko trūksta, ko reikia žmonėms. Tai, rinkos tyrimai. Tai va, kaip jūs darote rinkos tyrimą? Jūs nuvažiuojate kažkokią naują miestelį, kur sugalvojate atsidarinėti ir kaip atrodo jūsų tyrimas? Tai iš tiesų, tai dažniausiai tie tyrimai yra, jeigu aplinkiniuose miesteliuose, tai jie labai paprastai atrodo. Mes esam šeimos verslas, mes nesamdom korporacijų, kurios ištirtų mums tą rinką ir pažiūrėtų. Labai paprasčiausiai pasižiūri, nuvažiuoji į tą miestą, pasižiūri, kaip eina srautai, nuvažiuoji skirtingų metų, pažiūri, kur vaikšto vaikai, žmonės, kur sustojimas, kur jų centras, paklausia draugų, kurie gyvena, tarkim, tame miestelėje, kur jie eina, kur apsiperka, kada didžiausias srautai. Tai tokiu labai paprastu būdu bandai ieškoti vietų, pasižiūrėti, kokios yra nuomojamos, apeini tą pačią vietą, pasižiūrė, ar ten aplinkui yra žmonių. Kaip sakau, važiuoji skirtingų metų, važiuoji šeštadienį, tarkim, važiuoji paprastą darbo dieną, važiuoji vakare. Bet taip pat, pavyzdžiui, tokius telšius nagrinėjomės labai daug kartų ir daug kartų važiavom ir niekaip neradom tos vietos ir ten tokios, kaip sakyt, geros konkurencinės aplinkos, kad mes galėtume ten įsitaisyti. Taip ir nepasiėmėm. Tai jūs atsistojate centriniai miesto aikštėje ir žiūrit, kur vaikšto vaikai?
Tai ne tik vaikai. Mūsų pirkėjas nėra vien tik tai vaikai. Jie dalis mūsų. Dalis. Bet, žinoma, yra pirkėjai mūsų, kas mes labai gerai pasiskaičiavom savo rinką. Mūsų pirkėjai yra broliai, seseris, tėvai, seneliai ir vaikai. Tai va čia maždaug iš taip ir skaičiuojama. Ir skaičiuojama, tarkim, kiek kartų per mėnesį ar per metus jie perka, tiek tu gali ir maždaug turėti pirkimų. Čia internete mes taip skaičiavomės, bet ir fiziniai parduotuvė gali. Teisingai, dabar pagalvojau, kad jums miestelėje gali iš vis net nebūti vaikų. Svarbu būtų senelių. Taip. Jiegi nieko negailė, ne, naukams. Taip. Koks buvo jūsų pagrindinis uždavinys? Kokį kėlėt savo tikslą ateinant į akademiją? Tai aišku, kaip ir dauguma, tai aš norėjau pakelti pardavimus, bet mano pirminis tikslas buvo, tai reklamos tinkamos strategijos. Tai toks pagrindinis tikslas buvo. Tai ar sugalvojot ką nors naujo? Sugalvojom naują, bet aš dar įsiterpsiu, nežinau, ar vietoje, ar laiku, bet aš pamačiau labai daug dalykų, kur iki to padidinimo pardavimų, apart reklamos, tai dar reikia labai daug ką nuveikti, tai kad aš radau labai daug tų nišų, su kuriuom turėsiu padirbėti. Nu, pavardinkit, kas jūs. Tai ir sakau, iš tikrųjų, vienas dalykas, čia tokie kertiniai dalykai, tai tarkim, kad ir finansų valdymas. Tai mes neturime, tarkim, tų labai didelių problemų, finansiškai mūsų įmonė stovi gana gerai, bet kai tu pradedi skaičiuoti ir dėlioti, pavyzdžiui, tarkim, šios metus mes išgyvenom visiškai be jokių apivartinių lėšų paskolų ir mes sugebėjom visus užpirkimus tiesiog susidėlioti labai tvarkingai, gerai ir visai mums, kaip sakyti, neblogai suėjo susiskaičiuoti. Kitas dalykas, vėlgi, darbas. Kiek ilgiausiai pas jūs parduotuvėje ar sandėlyje užsiguli žaislas? Visko, žinokit, būna ir klaidingų užpirkimų. Ir jų yra, tie užpirkimai būna ir nelabai teisingi, būna, kad, tarkim, tu tikėsi vieno žaislo, gauni kitą žaislą. Ir būna, kad pasikeičia trendai, tu tikėsi geresnių pardavimų, o trendas gali nuslopti, tai mes labai nuo to priklausome, tai gali yra žaislų ir kurie jau, tarkim, gyvena pas mus 3 metus, bet mes ne tik, kad džiaugiamės, bet privalumas yra tas, kad jie negenda ir tu nežinai, kada koks trendas vėl jisai sugros ir sugrįž. O ką jūs darot, kai tie žaislai matot jau 12 mėnesių stovi ir nieks neperka? Žinoma, mes aktyvuojame, mes stengiamės juos pasiūlyti parduotuvėse, ypač jeigu kažkoks tai ieško žmogus už kažkokią tai mažesnę kainą gero žaidimo, tai visada gali pasiūlyti. Neturi tokių žaislų, kurie būtų rinkai netinkami. Jie visi yra tinkami, tik tai tiek, kad tiesiog vaikų norai, jie labai keičiasi nuo to, ką reklamuojam, ką rodom, tie patys mūsų influenceriai, ką parodo. Tai va vėlgi, mūsų reklamos strategija yra labai irgi dirbam per tai, kaip su influenceriais mums labai tinkamas reklamos būdas, nes jie turi vaikus ir vaikas parodo, kaip galima žaisti su to žaislu. Tai logiška, kad tada geriausiai pamatai, kam tinka tas žaislas, kaip jisai veikia ir žmonės tada pasitikė ir perka. Mes pabėgam nuo temos, kai pradėjot vardinti, kad iki pardavimų jums kilo dar naujų dalykų ir naujų minčių, kur jūs nesusitvarkėte, ne? Kas dar buvo? Tai tas pats dalykas, kad ir santykiai mūsų yra šeimos verslas. Na tai susitvarkyti tos santykius teisingai. Šeimoje? Taip, šeimoje, tam pačiam darbe ir visur kitur. Tai labai daug pasidėjom tam tikrų tiesiog emocinių dalykų pasidėjom į stalčius ir susitvarkėm ir mūsų santykis tuo pačiu ir šeimoje tapo geresnis ir mūsų versle tapo geresnis. Tai va, kaip sakau, iki tos reklaminės strategijos, iki to mano pirminio ir galutinio tikslo, tai prieiti reikėjo dar padaryti daug namų darbų. Taipogi komandos formavimas. Komandos formavime aš dar jaučiu, kad aš tikrai nepadariau visų dalykų, todėl kad, dar yra daug dalykų ir, ta prasme, ir pardavėjų mokymai, ir mūsų pačių ten, tarkim, susirinkimai. Yra viskas, aš dabar prieš šitą interviu atsiverčiau vėl mūsų tą, kaip sakant, didžiąją knygą, kurioje mes viską paeiliui susirašėm, kur yra mano pabraukta, kur yra su šauktukais ir pasižymėjau vietas, kurių aš, tarkim, dar neatlikau ir kurios man tikrai labai svarbios. Kokį didžiausią pokytį jūs padarėte savo versle po akademijos? Tai
kas mano pirminės buvo tikslas susitvarkyti reklaminės strategijas, tai aš ten, kadangi mano mentorius buvo toj srityje, mano mentorius turi savo reklamos agentūrą, gana stipriai didelę, tai aš daugiausia fokuso ir pati dariau ir gavau šitam. Mano visapusiškai pasikeitė socialinių tinklų strategija, ta prasme, aš gavau pilnus geriausių specialistų auditus, gavau ir SEO specialistų, ir adsų, ir Instagramo, ir parduotuvės, tiesiog aš gavau tokią neįkainuojamą dovaną, kurią aš pasiėmiau ir po truputį pasikeičiau ir pasidariau viską, įsirinkau savo segmentą, pažiūrėjom, kokie mes esam rinkoje, kiek mes maždaug turime tų pirkėjų online ir susitvarkiau labai daug detalių tų, kaip sakyti, reklamos rytyje, o tai pardavimuose tai labai smarkiai lemia. Ar prekiaujate internetu? Taip, tai mūsų labai didelis gabalas ir yra internetinis. Ir internetiniam tam gabale, jeigu taip kalbėti, tai per šios metus, tarkim, mes, jeigu neskaitant visų kitų pardavimų, tai internetiniam gabale mes jau pasididinom 4-5 kartus apyvartą. Kas jūsų požiūriu tarp akademijos dalyvių buvo pasikartojanti problema, su kuo praškai visi susiduria ir kas visiems yra galvos skausmas? Šiaip visi labai, kaip aš sakyčiau, visi ir nutylė, ir visi kažkaip finansų tema labai visi buvo prislopę. Nes jeigu kalbėti apie, tarkim, komandos formavimą arba ten, tarkim, reklamos strategijas, tai visi kažkur kažką darė. Visur kažką veikia. Tai finansų sritis yra tas sritis, kuri, kažkaip praeis. Kažkaip išeis. Kažkaip, gerai, dabar sumokam tos mokesčius, kažkaip atsirastų pinigų. Tai taip dažnai jautėsi, kad žmonės taip eina. Arba iš kur gauti man tų pinigų, tarkim, ar PVM mokėjimo, ar ten atlyginimo dieną išaušta. Gal mes dabar šiuo metu neturime tų problemų. Man tie mokymai tai buvo tikrai labai didelė paspirtis. Vienas dalykas dėl to, kad aš supratau, kad verslas, tai taipogi vienas dalykas yra mokslas, kuris paremtas tam tikrais dėsniais. Tai kažkaip atrodo visą laiką versle tu esi iš inercijos, tu kažką žinai, kažką turi savį, kažkas čia dar kažką pasako ir visi važiuojam, kažkaip. Tuo labiau, kad vis tiek aš turiu ir darbinės patirties ir įmonėse, ir didelėse įmonėse, tai galvoju, bet ne. Verslas yra mokslas ir jisai, ir dabar sakau, kažkokius su tais skirtiniais akmenim, aš jau suprantu, kur aš turiu ieškoti informacijos, ką sužinoti, kaip padaryti, tai man iš tiesų daug davė. Ir aš dar vakare atsigulus galvojau, kad vienos iš prieš tai akademijos merginos buvo žodžiai, kai mes tik atėjom ir jinai pasakė, jūs niekada nebebūsite tokie patys. Aš taip atsisukau ir galvoju, kas čia, kažkokie kursai pakeis mane, ar mano požiūrį atrodė, kad taip keista, taip. O dabar aš prisiminiau jo žodžius, dėl to, kad aš tikrai nesu tokia pati. Ir tai pastebi mano draugai ir pastebi, tarkim, ar verslo partneriai, daug kas pasikeitė vien nuo tų mokymų. Ir pabaigai labai trumpai pasakykite, kodėl jūs daro šitą verslą, vardan ko? Vardan ko? Geras klausimas. Dabar galvoju apie tos vaikus, kurie stovi susibūrę apie parduotuvėje ir jie kažką veikia ir jie tuo momentu nieko negalvoja, jie pamiršta pamokas, jie pamiršta tam tikrus dalykus. Bet čia vienas momentas, tai nėra mano verslo tikslas, bet iš dalies tai jisai yra mano verslo tikslas, nes aš pamatau ir aš tada apsiraminu ir suprantu, kad man viskas bus gerai ir mums viskas bus gerai. Ir galvoju, jeigu taip yra, jeigu jie nuėjo nuo kompiuterių, jie išėjo iš savo klasių ir jie dabar čia kažką veikia ir randa ką veikti pas mane ir jie pamiršta viską, kas egzistuoja aplinkui, tai taip, tai aš einu teisingų kelių. Tai turbūt ties to ir pabaigsiu. Supratau. Jeigu jūs galvojate apie darbostogą savo komandai, jeigu jums teko kažkada ką nors organizuoti, tai jūs jau maždaug įsivaizduojat, ką tai reiškia. O tiem, kas nesusidūręs, tai galiu pasakyti, pavyzdžiui, jeigu jūsų atsakingas žmogus už darbostogas bandytų užsakyti kokį 30 bilietų savo komandai, 30 lėktuvo bilietų,
Tai taip lengvai jums nepavyktų, ne kiekviena platforma tą duoda. Ir čia tik mažiausias iššūkis, su kuo jūs susidursite organizuojant darbostogas. Onworkation.com komanda yra ekspertai jau šioje srityje, jūs organizavę ne vieną didžiulį renginį. Aišku, nebūtinai dideliom organizacijom, įvairiausių dydžio organizacijos gali juos kreiptis. Ir šitie patyrę ekspertai šitos srities gali jums sudėlioti būtent jums pritaikytą programą, parinks vietą, sudėlios programą ir spręs klausimus ir kelionės metu, ir renginių metu, jeigu kažkas tokio iškiltų. Apačioje mes įdėsim nuorodą, kur kreiptis, surašykit savo norus, lūkesčius ir pageidavimus ir Onworkation komanda pritaikys būtent jums skirtą pasiūlymą ir už jūs organizuos visą kelionę. Ir man tai apie kainas dar biškį pakalbėkime, ne? Jau išgąsdinom visus, sugebėjom išgąsdinti potencialius jūsų klientus, kaip čia viskas sudėtingai, ne? Kiek reikia atkreipdėmesio, kiek niuansų, kiek su integracijom užtrunkam, kaip viskas sudėtinga, o dabar dar visus išgąsdinkim su kainom. Ar tai vis dar yra brangu, labai brangu ir neįkandama ir neapsimoka kai kuriam iš vis daryti? Trumpai atsakant, tai būtų brangiau negu kavos puodelis, bet viskas priklauso nuo projekto sudėtingumo. Čia projektas yra dėlionė ir 7 ar 6 detalių, ten ta mažoji dėlionė, kurią kartais dėlioju su vaiku, be galo paprasta, tai ir projektas nesudėtingas ir kaina gali būti nedidelė. Nes to klausimas... Kas yra tavo žodynė nedidelė kaina? Kiek tai yra skaičių nulių? Ne, tai nedidelė kaina gali būti ir 5 ir 10 tūkstančių už projektą. Įmanoma padaryti iki galo projektą už 10 tūkstančių? Taip, jeigu tai yra visiškai standartas, bet tikrai mes sulaukime dažnai tų paklausimų ir jeigu reikėtų imti topus, tai ir būtų taip, kad kiek kainuotų, kad padarytumėte kaip vieno iš rinkos lyderio, net nepriklausomai, kas tai bus, topų centrai, senukai ir dar kažkas. Ir dažnai pasako, kad žiūrėkit, turim 5 tūkstančius ir tilpsim. Tai atsakymas ne, už tokią sumą netilpsim, nes ta sistema jau yra be galo sudėtinga, ji yra prižiūrima ir toliau vystoma jau ne vienerius metus. Tai yra komandos, kurios dirba ir vysto, tai tas pats topų centras 10 metų mes su juo dirbom, tai yra be galo sudėtingas projektas. Nu gerai, jeigu tarkim, kompanija daro 3-5 milijonus apyvartos, turi koks nors 2,5 tūkstančius prekių, turi senos gamybos saitą ir nori pasidaryti naują pagal naujausią trendą, kad būtų patogi navigacija, ten nieko labai specifiško, apie kokią sumą jam reikėtų galvoti. Klausimas, galbūt jiem net nereikia keisti visos sistemos, galbūt jos sistema yra tinkama, reikia tik tais ją atnaujinti. Galbūt reikalingas tik tais tas vadinamas redizainas, galbūt reikia pakeisti tik tais dizainą, viskas priklauso nuo to, ant kokios platformos, ant kokios bazės yra pastatytas tas projektas. Tai, bet o jeigu nuo nulio padaryti? Jeigu nuo nulio padaryti 2 ar 5, čia vėlgi. Ar tik tais Lietuvoje prekiauja, ar prekiauja į kitas rinkas. Gal yra daugybė pardavimų kanalų. Lietuvoje, tarkim. Tarkim, yra tik tais Lietuvoje. Tai mes galime kalbėti, kad 20-30 tūkstančių. 20-30 galime nuveikti jau kažką Jo, galime gero. Iš tikrųjų nuveikti. Apie tendencijas. Gal čia techniniai dalykai, bet ne, kas mus mokindavo. Jeigu darot saitą, tai turi būti prekio aprašymai, turi būti sudėti paveiksliukai, ne, turi sudėti visokie tagai, metatagai, tu turi tarnauti visom ten SEO, visiems robotam ar ne. Kas dabar yra, kokios tendencijos, kas yra svarbiausia, kas svarbiausia yra gal klientui, kad jis nupirktų, kas yra tie sėkmės faktoriai. Sėkmės faktoriai labai smarkiai nesikeičia, kas liečia duomenis. Duomenis, kaip ten sako, data is the new oil, jau apie tai kalbam 10 metų ir nepasikeitė, kaip yra new oil, taip ir yra tas new oil. Nes jeigu nėra tvarkingų duomenų, nepadės joks sėjėjus. Ir jeigu tie duomenys yra tikrai netvarkingi, mes be duomenų nieko nenuveiksim. Jeigu klientas užeina į puslapį ir mato minimalų aprašymą, galbūt kaina yra gera, be galo minimalus aprašymas, nėra atributų, neaišku, kur panaudojimas, galbūt nėra kažkokių brėžinių, viskas, aišku, priklauso nuo prekės, kurią parduodam, ką jis turi daryti. Jis turi ieškoti kitur tos informacijos. Nuėjęs kitur, jeigu ras už panašią kainą, tikėtina, kad jis net nebegrįž pas tave. Tai norint, kad jis grįžtų arba neišeitų tiesiog iš tavęs, pirmas dalykas reikia susitvarkyti duomenis. Tai pagrindas. Ui, čia koks galvos skausmas, tuos duomenis sutvarkyti.
Taigi, jeigu darbinį ChatGPT, jis pereina visą internetą, pažiūri, kur geriausiai aprašytas produktas, truputėlį pakeičia pagal tavo specifiką ir... O kas yra geriau aprašytas? Nu, nežinau, jis turbūt gali įvertinti, ne kas yra geriau aprašytas. Arba tau bent jau pateikti, sakyti, vat, galiu taip arba taip, pasirink. Tik varnelė, sudėdi tik. Visi sakė, kad ChatGPT čia per metus apvers visą pasaulį, tikrai neapvertė dar to pasaulio. Taip yra be galo patogu įrankis, kurį privalo naudoti visi ir su tuo gyventi kiekvieną dieną, bet ar dabar man nebereikia eiti darbą, gaila, bet reikia. Ir nepakeitė labai smarkiai mano gyvenimo. Palengvina, efektyvina, bet nepakeičia. Kokių pareigų, su kokiom žiniom nereikėjo seniau, bet reikia dabar ir kokių pareigų ir kokių žinių reikės ateityje. Nu, kas yra tokie tos naujos žinios ir nauji etatai jūsų įmoniai, kurie yra gana svarbus? Kalbant apie organizaciją, tai daugiau reikia analitinių žinių, nes vėlgi duomenys yra patys svarbiausi ir analitikas yra be galo reikalingas. Jeigu kažkada galėjom parduoti tas vadinamas tik tais žmogaus valandas ir buvom tik tais rankos, mes suprantam, kad rankų yra visur. Mums reikia didesnio įsitraukimo ir tos vadinamos multidisciplinos, kad mes galėtume pateikti ir tas pačias įžvalgas, kas dedasi rinkoje, kas veikia, kas neveikia ir tuo pačiu įgyvendinti. O tam ir išsiplėtė šiek tiek kompetencijų, galbūt apimtis, ko reikia organizacijoje. Ir tuo pačiu žmogiškoji dalis, softiniai, galbūt tie vadinami projektų vadovai, team leadai, kurie daugiau bendrauja, galbūt sužiūri pačią komandą, nes įgyvendinti techniškai nebėra taip sudėtinga, bet sudėtingiau su žmonėmis. Bet kas liečia rinką pačią ir statistiką, vėlgi netaip ir seniai buvo informacija, kaip keičiasi įgūdžiai, tie skillai vadinami, kurių reikia labiausiai rinkai, tai pirmą vietą dabar laiko valdymas. Laiko valdymas? Taip. Turit laiko valdymo specialistą įmonėje? Labai gaila, bet norėčiau asmeniškai tokio coacherio, nes gyvenu dar tuom, kad 24 valandos yra per mažai ir reikėtų nebent vadovautis Schwarzeneggerio pasakymo sleep faster ir mėgot po 4 valandas. Šiaip apie laiko valdymą šiandien LinkedIn rašiau postą ir esu nustebęs, komentaruose yra aukso klodai, kiek prirašė knygų, visokių šaltinių. Nežinau, ar matei, bet aš gal pabandysiu dėti čia linką, jeigu kažkam įdomu, apie laiko valdymą pridėti. Jeigu ten viską perėsit, manau, kad rasit savo receptą. Praleisim, kaip pasakyti, išnaudosit nemažai laiko, bet galbūt rasit, kaip sutaupyti ateityje. Jo, beieškodamas tiek sugaiši laiko, kad efektyvumas pasidarys nebesvarbu, žinai. Tikrai taip, bet tas pats, AI-us šiek tiek padeda sutaupyti laiko elementarioms užduotims. Kosmiškai. Man kas labiausiai patinka, galiu tokiu pasidalinti, ką aš kartais naudoju, tai pavyzdžiui, kokios nors srities, sakau, 20 populiariausių knygų, kokios yra 5 tezės, kurios kartojasi per visas knygas ir visi prieėjo prie tos pačios išvados. Ir tai užtrunka tau 1 minutę. Tiesiog sureferuoti 20 knygų. Taip, tik tais galbūt ChatGPT yra tiek ištreniruotas, kad paklausus, kaip paneigti visas ir jis duos tavo atsakymą, kaip paneigti ir tada pernelyg greitai gautas atsakymas įneša šiokio tokio konfuzo, ar iš tikrųjų jis yra teisingas. Tam reikia naudoti tos GPTs, kurie būtent yra jau specializuoti kažkurioms sritim, tai šitą visiškai neblogai veikia, nes kaip tu sakai, bazinė versija ChatGPT, tai prirašo, ko tik nori. Jo, reikėtų nepasitikėti ir netgi tie patys tekstai, tikrai prieš gerą pusmetį, kai išpopuliarėjo tas ChatGPT ir visi sakė, čia nuversim kalnus, tos pačius blogus tekstus, kad padėti parašyti su ChatGPT, galiausiai visi sakė, niekas čia nesupras, kad čia ChatGPT, čia viskas gerai su tuo, o finale buvo taip, kad visgi Google'as supranta, kad tai yra ChatGPT tekstas ir dėja, bet reitinguoja labai prastai. Ir dabar reikia spręsti kitą problemą, kaip sugrįžti į tą vietą, kurią praradai. Kas mane gąsdina, kad tempas versle daros toks didelis, kad kitą kartą nebesupranti, ar
Ar čia reikia mesti pinigų, deginti ir varyti priekį ir galbūt tau pasiseks, nors kaip gali ir pabaigti savo pasirodymą, ar čia reikia pristabdyti, arba va kaip startuolė, ne, jie liktai galėtų organiškai augti, bet jie supranta, kad kitas, kuris gavo investiciją, jisai tiesiog varo į minusą, bet jis pasims visą rinką. Tai tas tempas gali iš proto išvaryti vadovus. Turi tokią problemą ar ne? Taip, mūsų verslas yra be galo dinamiškas. Vieną dieną tu tiesiog susiplanavęs esi darbą į mėnesį, net ir paėmus bet kurį projektą, tu kartais turi tą roadmapą metam į priekį, bet kartais tu 2 savaitės arba gesini gaisrus, arba keiti visą poreikį. Dėl to mes ir dirbam to agile, kad galėtumėm iš tikrųjų prisitaikyti prie to poreikio ir suprantam, kad ir verslė tas pats. Kas nesusidūrė su agile, paaiškink, kas tai yra? Iš esmės, verslo projektų valdymas, dirbam sprintais, 2 savaitiniais sprintais, tai susiplanuojam darbus 2 savaitėms į priekį, galbūt net mėnesių į priekį ir žinome, ką komanda turi atlikti. Ir tai yra, atrodo, labai paprasta, bet kartais tie sprintai griūna ir reikia įterpti naujus poreikius ir įgyvendinti, sakykime, sureaguoti į gaisrus. Tai, bet pačiam projektų įgyvendinimui tai yra vienas iš turbūt teisingiausių ir patogiausių įrankių, nes tai yra aiškus planas, aišku, ką turime įgyvendinti. Okay. Kaip jūs atsidūrėte Afrikoje? Tai tenderys, nuo kurių pati pradžia ir buvo pati sunkiausia, tie tenderiai, konkursai ir visi sakė, tai čia 3 žmonės, 4 žmonės, ką jūs čia padarysit. Ir vyko konkursas Afrikoje, būtent dėl Toshibos ir Lenovos projekto. Ir mes kaip nedidelė organizacija, kaip lankstus, kaip galėdami pasiūlyti afrikietišką reitą, laimėjome šitą konkursą. Ir ta tokia istorija ganėtinai kurioziška, nes turbūt retas verslas nuo ten pradeda. Pas mus prasidėjo būtent. Ir ką jūs ten padarėte? Lenovos e-komercijos projektą ir Toshibo e-komercijos projektą. Ką laptopą galėjai nusipirkti? Taip. Afrikoje? Tikrai taip. Justinai, tu iš Pakruojo tai visai neseniai atsikėlė į Vilnių, ne? Manau, kad yra nepilni 4 metai. Okay. Ir kokiu momentu sugalvojai, kad reikia važiuoti į Vilnių ir ko į tą Vilnių? Nesugalvojau. Šitas mūsų, mes vadinom iš pradžių projektų, tapo tokio dydžio, kad reikalauja labai daug energijos. Ir mano buvo mintis tokia, tai važiuoju į tą Vilnių arba sutvarkysiu, arba uždarysiu. Aha. Tai pažadėjau antrai pusėje, kad tik 3 mėnesius ten praleisiu ir nuo to laiko nebegrįžau. Bet tai viena iš didžiausių verčių, kurių šita įmonė man suteikia. Ta prasme, galimybė įsitvirtinti Vilnių. Nes Vilnius yra, neįsivaizduoju, tai papasakot, žinai, kai tu atkeliauji iš mažesnio miesto, nes aš Šiauliuose gyvenęs ir Pakruojy, taip žiūri į šitas visas galimybės, kurios yra padėtos tau. Ranka pasiekiamas, čia tiek žmonių, jie visi už viską linkę sumokėti. Tu tik dirb gerai ir norėk padaryti. Ir čia sėdi ir galvoji, aš niekamet nebankrutuosiu arba niekuomet nebūsiu tas žmogus, kur neturi ką valgyti. Nes čia tiek galimybių. Bet ką imsi daryti, daryk geriau negu 80%, kas daro, turėsi pinigų. Tai rankas kojas turi, tai čia tik džiaugtis. Nes kai tu esi pabandęs daryti verslą mažamiestį, tai supranti, tu daryk idealiai gerai. Nėra ten poreikio tavo paslaugoms. Kokios stadijos buvo verslas Pakruojyje, kai tu sugalvojai, kad tau reikia važiuoti į Vilnių? Jis nebuvo Pakruojyje, ta prasme, tik tais aš buvau Pakruojyje. Tai programuotojas ir co-founderis buvo Vilniui. Okay. Tai aš tik tais atvažiuodavau į Vilnių 1 kartą į savaitę arba 2 kartus į savaitę susitikti su kolektyvu, pasikalbėti, kaip sekasi, o daugiau visą laiką praleisdavau kelyje, prikalbinant tiekėjus jungtis prie mūsų, nes didžiausias iššūkis, kuris buvo pradžioje, tai dabar mes turim vardą, turim pardavimų galią. Bet įsivaizduok, tu kai tai viską pradedi, tu atvažiuoji ir sakai, gal nori dirbti kartu. Sako, o kas tu? Aha. Mes esam toks ir toks brandas, čia darom tą ir tą. Ačiū. Pasikalbėsim kada nors kitą kartą. Ir tu turėjai daryti tai pastoviai kiekvieną dieną, nes tau reikėjo rasti early joinerius, kurie patikėtų viziją, o ne tavo sukurta jau verte.
tu važiuodavai pats per laužynus ir sakydavai, Taip. alio, taigi susikelkime visas detalės į bendrą platformą ir prekiaukit jo mane. Taip. Bandžiau įrodyti, kad šitas sprendimas yra ekonomiškai pagrįstas ir vertingas. Ir viskas prasidėdavo, nes mes turim verslo valdymo sistemą. Tai aš važiuodavau jiem parodyti mūsų verslo valdymo sistemų skirtos pritaikytos laužynams. Visa idėja buvo, jeigu tu negali generuoti pardavimų, tai tu mažinkim kaštus. Ir aš atvažiuodavau su visa idėja ir paskaičiavimais, kaip mūsų sistema tau mažina kaštus. Įsivaizduok, nuvažiuoju į laužyną. Pasižiūriu, kurių detalių jis turi, nes mano akis, žinai, geras, aš pasižiūriu, kokie kodai, kas viskas, bandau nupirkti 3-4 kartus tą detalę, nepavyksta, tada atvažiuoju pas savininką ir sakau, nu žiūrėk, aš bandžiau iš tavęs nupirkti 4 kartus daiktą, kurį tu turi. Ir kodėl to nepavyko parduoti? O kodėl nepavyko? Dėl to, kad žmonės nežino informacijos, nu įsivaizduok. Tu išardai 100 000 mašinų, kiekviena detalė turi tam tikrą kodą, kažkur yra padėta. Ir mes visi tikim, kad mūsų operacijose tie ypatingi žmonės, kurie padaro pardavimus, atsimins viską. Neįmanoma, fiziškai neįmanoma. Ir jeigu tu paskambini laužyną ir jo pardavėjas supranta, kad ta detalė nėra labai vertinga, tu ne variklis, ne 1000 eurų ten, leiskim 30-50 eurų, jis tai priima sprendimą, kad pastangos surasti tą detalę yra žymiai didesnės negu nauda, kurią sukursiu. Ir pasako, neturiu. Tai per šitą kampą ne vieną laužyną įtikino, kad prisijungtų. Ir plius tada, žinai, tu sakai, įsivaizduokit, esi laužyno savininkas. Ir kai klientas tau paskambina, jis tau deleguoja savo problemą. Tai reiškia, tu kaip verslas moki pinigus savo darbuotojui, kad pabandytų išspręsti kliento problemą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu turi pasiskaičiuoti sėkmės procentą, nes išleidai pinigus, turėtum sužinoti. Ir jeigu pasižiūrėtum skambučius, kiek konvertuojasi į pardavimus, ten būdavo, žinai, 10-15%. Tai realiai daugiau tų kartų eini nerast detalės, negu perneš detalę. Ir man tada buvo toks, wow, tu prasme, kodėl mes visi taip elgiamės? Kodėl mes negalim daryti kitaip? Sukurkim produktą internete, kad žmonės galėtų rasti ir aš tik tais parduočiau tai, ką turiu. Man nereikėtų ieškoti dalykų, kurių neturiu. Nes dabar būdavo procesas, žinai, esu atlikęs testus, kurie parodė, kad nerasti produkto savo lentynose užtrunka 40-50 minučių. Išeina ieškoti žibinto, ieško, grįžta darbuotojas ir sako, žinok, neradau. Tai tu 40 minučių jo laiko sumokėjai pinigus, nerasti daiktą. Tai galim padaryti geriau. Ok, tai viena paslauga labai aiški, apie kurią mes pakalbėjom. Ką dar tu duodi savo klientams? Duodame prieigą prie Europos pirkėjų. Nes jūs viduok, kai tu pradedi dirbti laužyną arba tu atsidarai laužyną, tu esi orientuotas į vietinę rinką. Tu ją puikiai supranti. Tu žinai, ką reikia, kokį automobilį išardyti, kad patenkinti savo vietinio pirkėjo poreikį. Bet jeigu aš tavo ratą praplėčiu iki Europos lygio, tai tu nebesupranti, tai kas čia parsiduos, kas neparsiduos. Tai mes duodame marketplace, kuris sujungia Europos pirkėjus su tavo turimų prekiam. Ir laužynai turėjo nustebti, ne kad staiga iš jų pradėjo pirkti ne iš gretimo kaimo žmonės, bet iš Prancūzijos. Ne tik laužynai. Ir mes nustebome pačioj pradžioj, kai paleidome siuntas ne tik po Lietuvą. Pirmi didesni pardavimai atėjo iš Europos. Ir tada buvo toks, žinai, eurikos momentas, kai tu supranti, wow, tai kaip čia gaunasi? Užsieniečiai iš lietuviško saito su rrr.lt vadinimu perka detalės ir brangės. Tai mes turim ne vietinę problemą, o globalią problemą, kur tikim, kad turim sprendimą ir žinom, kaip įspręsti. Tai vat nuo to momento ir prasidėjo visa ta įdomesnė kelionė. Ir tada dar ant viršaus tu uždėjai logistiką, kur man nereik vargti, ieškoti, o kas čia man nuvežtų, kiek tai kainuotų. Įsivaizduok, labai paprastai, jeigu tu neturi tokios masės kaip mes, tu negali gauti gero kontrakto iš vietinių tiekėjų, kaip nusiųsti variklį į Ispaniją. Natūraliai tavo vertės pasiūlymas klientui tampa toks nebekonkurencingas toj rinko, nes tu prašai už variklį atsiuntimą didelių pinigų. Ne visi sugeba pasiekti tą lygį skeilo, kad galėtum, žinai, leisų turėti didelį kontraktą su logistikos įmonėm. Nu, kaip ir aiškus verslo modelis, atrodo ir paprastas, ir labai fainas. Labai paprastai. Tai mes turim 3 esminės momentus. Yra verslo valdymo sistema laužynams, yra marketplace'ai, kurie tau sugeneruoja pirkėjų srautą
ir turim logistiką, kad tu nereiktų galvoti, tai kaip čia nusiųsti ir kaip čia padaryti. Kada tu supratai, kad tau jau reikia visai kito lygio specialisto, ne? Nu, pavyzdžiui, marketingisto, ne? Kuris išmano marketplace'us, kuris žino, kaip nupirkti tą klientą, kuris žino, kad reikia vertinti, kiek tas klientas kainuoja atsivesti ir taip toliau. Kada atsirado tokie žmonės jau komandai ir kada supratai, kad jų reikia? Aš manau, kad tokie žmonės pagrindė atsirado, kai mes juos jau galėjome savo leisti, tai po seed roundų. Iki tol jūs... Iki tol mes buvom ten 5-7 žmonių komanda, kuri verslą vystė iš savo asmeninių lėšų ir iš labai didelio užsidėgymo padaryti kažką įdomaus. Ok, 5-7 žmonės, kiek jūs sugebėjot padaryti apyvartas? Man atrodo, į mėnesį darėmės apie 100 gal 1000 eurų pardavimų. Čia jūsų procentas tiek sudarydavo? Ne, pardavėjai. Ai, pardavėjai tiek apsukdavo. Tai mūsų 10 ten būdavo 1000. Ok. Tarkim, išsiaiškinam. Dabar tu supratai, kad tau reikia augti. Ar tu šito nesupratai? Mes visuomet turėjom ambiciją augti. Ta prasme, tik tais būdai, kaip augti, buvo skirtingi. Nes pirmas būdas buvo, tai dirbsiu dieną naktį, apvažiuosiu visus Lietuvos laužynus ir padarysiu tai gan greitai. Prisijungęs Kęstutis turėjo, nes čia yra vidinė istorija. Kęstutis pas mus prisijungė, vienas iš tų, žinai, pirmųjų darbuotojų, kuris mane pakeitė bendraujant su laužynais ir pritraukiant juos ir sakė, Justina, ir turėsi tiek pinigų, nes sako, aš per 3 mėnesius paimsiu tą Lietuvą. Tai aš toks sakau, okei, rasi aš tų pinigų, jeigu tu tik sugebėsi per 3 mėnesius, tai jam užtruko 4 metus padaryti. Bet pas mus komanda ambicija visuomet buvo vietoje. Ta prasme, gal kartais nepamatuota, gal kartais per didelė, bet šitas dalykas, kad surinkau komandą, kuri patikėjo labai sudėtingų tokių verslo modelių, iš pirmų dienų, be didelių įtikinėjimų, tai buvo kertinė sėkmė. Nu gerai, sekanti dalis. Tikiu, kad jau žiūrovas matė spaudoj, perskaitė apie didžiausią šiemet iš startuolių pritrauktą finansavimo raundą, ne? Negaliu nei paneigti, nei patvirtinti, kad didžiausias, bet vienas iš didesnių tikrai. Reikia labai sekti. Ir mes galim skaičių pasakyti. Jo, mes pritraukėm 20 milijonų eurų investiciją prieš kelias savaitės. Ir tai yra kelintas jau jūsų raundas? Taip sakytumėm, yra 3. Buvo Seedas, Series A ir Series B. Kas nesusidūrė su finansavimu, truputėlį tą, kaip čia, teoriją paaiškinkim, kas yra Seedas, ne, ir iš vis kokie tie raundai yra. Tai Seedas, šiaip tų raundų yra daugiau, ne, tai yra ir dar prie Seedas. Pirmiausia, pradėtumėm, žinai, jeigu visą tą reiktų teoriją išdėstyti, tai, žinai, 3F yra, Friends, Family and Fools, kurie duoda kažkiek pinigų pirminiai idėjai įgyvendinti ir patestuoti. Tada atsiranda angelai. Tai angelai, kurie patikė tavo idėją ir jau pradeda tave kažkiek tai mentoriauti. Tai čia buvo Seedas, ne? Ne, tai čia yra dar prie Seedas. Dar prie Seedas. Taip. Yra 3F. Seed yra sėkla, ne? Jo, angelai, tada yra prie Seedas, prieš sėklą, tada dar Seedas, tada... Į Seedą jau ateina profesionalūs investuotojai, ne? Taip. Instituciniai, kartais jau ateina jau tikrai kito lygio žmonės. Tai Series A yra vienas sudėtingesnių momentų, tiek mums buvo, kur tu jau validuoji, ar tavo verslas yra scalable. Ta prasme, ar tavo verslo idėja yra tinkama į kitą lygį pereiti. Nes daug kas nepasiekia šito sėkmingo Series A. Mes irgi turėjom labai daug iššūkių, nes mes, kai pritraukinėjom Series A, turėjom labai geras indikacijas iš investuotojų, kad juos domina, jie linkia investuoti, išėjom į fundraisingą ir prasidėjo karas. Tada, kas įvyko po karo, tada visas, žinai, akcijų biržos pradėjo važiuoti žemyn, investuotojų naratyvas, kaip lengvai jie, sakykime, priima sprendimą investuoti, pasikeitė, pasidarė žymiai sudėtingiau ir mes turėjom pritraukinėti Series A labai nepalankiu savo metu. Tai prasme, kai visa aplinka nuėjo ne į tą pusę, kur kaip norėtum, kaip startupas, kad pritrauk lėšas, visi darysim. Tai buvo sudėtingas momentas. Jūs buvot pelningas verslas ir be investuotojo, ne? Taip. Organiškai augot, pelningai veikėt, po truputėlį augo komanda. Pelningas buvo paskutinius kelius mėnesius, sakykime, kai pradėjom uždirbti kažkiek tai pinigų, bet šiaip tai buvo finansuota iš asmeninių lėšų. Tai prasme, ką reiškia iš asmeninių? Nebuvo ten daug tų lėšų, bet labiau iš savo darbo ir noro padaryti. Niekas negaudom atlyginimų, nieko. Tai kas pakeitė? Kodėl tai... Kas sugalvojo, kad čia reikia investicijų? Vienas susitikimas su vietiniu konkurentu. Nežinau, ar tau yra buvę toks momentas, kai
nueini pasikalbėti dėl bendradarbiavimo, o išeini su nuotaika, turime problemų. Sako, jeigu tu nepadarysi, aš padarysiu, ne? Nu, panašiai. Maždaug. Ta prasme, tai va tada buvo tas momentas, kai sakom, reikia kažką kardinaliai pakeisti, nes kitaip nėra šviesios ateities mums šitoje rinkoje. Ir tas sprendimas buvo pabandyti pritraukti investuotojus ir išeiti į kitą rinką. Ar keitėsi kažkoks požiūris, kad tau atrodo, gausiu milijoną ir aš čia užkariausiu tokias ir tokias rinkas, bet tau kažkas sako, klausyk, ne, bus biškiai kitaip. Gal kitaip buvo, ta prasme, mums investuotojai siūlė pasimti daugiau, kad užtektų, nes mūsų supratimas apie tai, kiek visi dalykai kainuoja užsienį, buvo minimalus ir atrodė, kad jeigu milijoną gautum investicijas, tai užkariautum čia ne tik tais kokią Lenkiją, bet paimsi visą Europą. Nes milijonas šiaip yra kaip fiziniam asmeniui, tai yra labai dideli pinigai. Ir jeigu tu įmonę statėjai iš minimalių resursų ir pasiekai tokius rodiklius, atrodo, tai su milijonu, tai padarysi žymiai daugiau. Kas, žinai, gyvenimas parodė, kad nėra visiškai tiesa, kai tu pereini kitą lygį ir sąnaudų eilutės pasikeičia. Programuotojai tampa brangesni, ofisai brangesni, marketingas kainuoja, nebėra tiek to augimo iš organikos, reikia jau pradėti reklamuotis, reklama brangu, tai viskas pavirsta į sąnaudas. Atsistoja tai visai kitą lygį, visai kitą kovos lauką, kur pinigai yra deginami dideliu tempu. Ypač jeigu turi konkurentų, kurie tai daro, mes kol kas tokių nematom rinkoje, žinai, kad bet žinom Lietuvos startupų, kurie konkuruoja toj rinkoje aršiai, ne mūsų rinkoje, bet šiaip rinkose aršiai, kur, žinai, vieni pritraukia lėšas, kiti pritraukia lėšas ir tada, pasiutpolkė vyksta. Palauk, prisiminkim, kiek jūs raundų turėjot? Sida, A ir dabar B. Ir iš InTotal esat pritraukę pinigų? Dabar gaunasi 35 milijonai. 35 milijonai. Ar jūs skelbėt, kokia yra jūsų vertė? Ne. Neskelbėt, ar ne? Nes tokiu būdu galėtumėm skaičiuoti, kiek jūs esate atidavę akcijų, bet jūs tai yra paslaptis, ar ne? Taip. Ok. Supratau. Dar esate nusimatę paketą pasaulinė ekspansijai atidavimą akcijų? Esate. Taip. Nes, kaip ir minėjau prieš tai, šitam statant marketplace'us reikia daug pinigų. Ta prasme, o vertė ateina žymiai vėliau. Tai norint padaryti gerą marketplace'ą, tau reikia investuoti į priekį daug į produktą, į brandą, į marketingą, o vertė ateis vėliau. Tai nemanau, kad lengva pastatyti marketplace'ą globalų ar europinio lygio be papildomų investicijų iš šono. Ta prasme, žaviuosi tai žmonėms, kurie sugebėjo tą padaryti ir gali padaryti, bet mūsų atveju, mes kadangi dirbam su fiziniais daiktais, jis taip greit neauga, kaip norėtumėm, bet kai jis pagauna augimo pagreitį, labai sunku sustabdyti. Ir tai yra tam tikra rizika, kai labai greit auga, ne? Taip, augimas ateina su labai daug rizikų. Ta prasme, mes esam buvę tokioje stadijoje, kai per ketvirtį paaugam 90%. Tai įsivaizduok, prieš 3 mėnesius turėjai vieną kiekį operacijų ir vienokį laudą, po 3 mėnesių dvigubai didesnis. Tai kas prasideda? Tai prasideda tikra pasiutpolkė, samdyme ir bandyme suvaldyti visą šitą dalyką. Tai, žinai, patarimas visiems, kad ne viską reikia spręsti papildomai žmonėm, kartais reikia nusiraminti, susidėlioti aišku planą, tai kas yra svarbiausia ir ne visas problemas reikia išspręsti. Reikia išspręsti pagrindinės problemas, kurios kuria vertę, o visas kitas po truputį po to. Aš taip iš akies, investicijų pritraukė 34, nesakai? 35. 35 milijonus. Spėjau, kad pusės akcijų jūs netidavėt, ar ne, mažesnį kažkokią paketą tikėtinę esate atidavę ir fondai tai paprastai vertina, kad neverta atimti kontrolės iš founderių, kad neprarastų jie motivacijos. Tai spėčiau, kad jūsų kompanija šiandien verta yra virš 100 milijonų. Kaip tu jautiesi? Pastatėjai verslą, kuris vertas jau virš 100 milijonų. Ta prasme, tai ta vertė kaip yra, sakykim taip. Jin yra ant popieriaus, jeigu kažkas, sakykim, pravestų tą 100 milijonų, tai galbūt kitoks jausmas. Dabar tu apie tai negalvoji. Paprasčiausiai dirbi ir turi aišku tikslą, ką nori padaryti rinkos lyderį. Ir kaip kiti vertina, tai yra tik tais, žinai, skaičiai popieriuose, bet ne ta tikroji vertė. Kai išeitume IPO, ar dar kažkas, sakykim, pasiūlytų exito, tokį sumą, tai būtų visai kitai gal jausmai viduje, bet šiaip iš principo tai...
dirbi ir... Bet fondai pakeliui leidžia founderiam kažkiek tai sustvarkyti savo gerbuvę, ne? Nu, nežinau, ar leidžia kešautin kažkiek. Yra Lietuvoje praktikų, kad leidžia. Vadovavimo iššūkiai. Tu esi vadovas šitos kompanijos dabar. Taip. Kokie tau yra ar buvo iššūkiai kaip vadovo, ne? Nes startuolį pastatyti, kuris taip sparčiai auga, neturėjus tokios patirties, aš galvoju, kad yra sudėtingas dalykas. Labai sudėtingas. Ir pagrindinis iššūkis, kaip augti. Ir pačiam kaip specialistui ir asmenybei, tokiu greičiu, kaip auga tavo įmonė. Nes, supranti, para turi tam tikrą valandų skaičių. Tai tu turi skirti vystyti verslą, turi skirti dalį laiko pačiam augti ir kaip visą šitą sukišti į 24 valandų rėmus, yra sudėtinga, tikrai. O vadovavimo iššūkiai, tai manau, kaip ir pas visus. Organizacinė struktūra, kad būtų greita, kaip sujungti dvi kultūras, nes pas mus, žinai, natūraliai atsiranda dvi kultūros. Ta prasme, yra labiau kas linkia į startupus, į, sakykime, į digital sprendimus ir yra žmonės, kurie supranta apie automobilius, apie detalės. Ir šitų dviejų kultūrų sujungimas yra iššūkis, kaip, žinai, padaryti tą tokį veikiantį mechanizmą, kur reikia labai specifinių žinių apie detalės ir kur reikia specifinių žinių apie produktų kūrimą. Ir kaip padaryti talentų, kaip pritraukti talentus, kurie suprastų visą šitą ir galėtų greitai išmokti. Nu, pabaigai dar prieš einant į mūsų paskutinę laidos rubriką, apie tave dar noriu paklausti. Kai bėgi tokiu tempu, paskui, tempas nemažas, ne? Ar yra kažkoks perdegimo grėsmė, baimė, kad matai, kad kartais nebeturi jėgų, nebėra motyvacijos, nebenori keltis ryte? Kol kas nesu su tuo susidūręs. Ta prasme, būna, kad pavargsti. Ne? Bet aš turiu tam tikrų būdų, tai, žinai, atsipalaiduoti ir atsigauti nuo viso šito. Tempas yra jis tikrai didžiulis. Ta prasme, ir aš kaip palyginu, pavyzdžiui, draugų verslus arba kolegų, su kuriais bendrauju verslus, kurie standartiniai labiau yra, tai tas tempas yra tikrai nesvietiškas. Bet manau, kad, žinai, čia reikia atskirti du dalykus. Ir tu postą irgi apie tai rašai, žinai, motyvacija, žinai, pasiekti tam tikrą tikslą. Ir perdegimas, mano akim, irgi ateina, kai tu neturi tos motyvacijos ir praradai tą norą pasiekti. Nes jeigu tu turi tą motyvaciją ir tu kiekvieną rytą atsikėlus, nesvarbu kaip sunku, nesvarbu kaip sudėtinga, dega akis, tai perdegimas, manau, negrėsia. Taip gali išvargti, žinai, tu reiks išsimiegosi, praeis porą dienų ir vėl tu atgal prie staklių ir vėl dirbi. Bet jeigu tu prarandi motyvaciją ir tą tikrąjį tikslą, kodėl tu tai darai, arba nesi atviras savo, tada jo, yra rizika. Aišku, čia iššūkis visada kyla ir kaip suderinti šeimos laiką ir poreikį ir verslą. Taip, nelabai derinas. Realiai reikia paprastai, ta prasme, kaip ir minėjau, para yra limituota. Man asmeniškai nesiseka to derinti, pas mane, sakykime, šita įmonė yra numeris 1, tai nukenčia tiek artimieji, tiek draugai, tiek laisvalaikis, tiek fizinė savijauta. Daug kas nukenčia. Bet jeigu tau ant tiek įdomu, kad šita kaina, kurią moki, yra ok ir priimtina, tai nejauti kažkokio diskomforto su to. Ok. Nu gerai, ir pabaigai mes turim savo tradicinę rubriką, kurią vadinam Blitz klausimynas. Tai nebūtinai susijęs su verslu. Ką reikia aukoti, kai kuri didelį tarptautinį verslą? Gal pradėčiau šitą klausimą sakinėti labai brangios pamokos. Ne? Kai tu kaip vadovas arba tavo vadovų komanda priima sprendimą plėstis geografiškai, pirmas klausimas, į kurį turi savo atsakyti, bet būti 100% atviras. Tu tai darai dėl to, kad bėgi nuo problemų ir tau nepavyko savo namų rinkai padaryti, ar tu sukūrė ir tavo komanda sukūrė dalyką, kuris yra scalable ir reikia jau plėtros į užsienį. Nes ką mes dažnai padarom, tu prasme, startupo aplinkoje ir ką aš matau aplinkoje, kad mes išeinam scalint, kai bėgi nuo problemos. Tai mano buvo keistas. Kad mes buvom visiškai nepasiruošę ir išėjom į tarptautinę rinką, tai tos pamokos ir kiek kainavo pastangų tai sutvarkyti, labai brangu. Bet grįžtant, ką reikia paaukoti, visą laisvalaikį, sakyčiau. Ta prasme, visą turėti duoti, nes visą laisvalaikį tu atiduodi tam, kad supras naujas rinkas. Kompleksijos lygis organizacijai pakyla kartais. Kokie yra tavo mėgstamiausi gadžetai, kuriuos naudoji, o jeigu sugenda nedelsdamas keiti į naują?
kadangi aš pats, ne tai, kad mėgstu ir pavalgyti, bet ir pagaminti maistą, tai mėgstu pagrilinti. Tai prietaisas, kuris, jeigu sugenda iš karto keičiu, tai yra maisto termometras, nes man žinoti maisto temperatūrą ir kad jis būtų gerai paruoštas yra būtina. Kas liečia darbe, tai žinoma, kompiuteris, telefonas, standartiniai tie, kurie yra nepakeičiami įrankiai. Ir žinoma laikrodis, nes be laikrodžio aš toks jaučiuosi kaip ir neapsirengęs. Pasirink vieną. Kas būtų prioritetas, jeigu galėtum tik vieną pasirinkti? Investuoti į darbuotojus ar į naujausias technologijas? Į darbuotojus. Kodėl? Padaryti naujausias technologijas. Kas tavo verslė yra svarbiau? Greitis ar kokybė? Mūsų verslė nelabai būna greičio. Greitis yra gaisrų gesinimui tada, kada buvo atliktas nekokybiškai darbas. Tai jeigu galėtum tik vieną pasirinkti, vieną blogybę iš dviejų? Kokybė yra svarbesnė. Kokybę pasiliktum? Taip. Koks buvo sunkiausias sprendimas kaip vadovui, kurį teko priimti per savo karjerą? Atleisti vieną iš pirmųjų darbuotojų. Kodėl jį reikėjo atleisti? Išsiskyrė, įmonė paaugus, kultūrų skirtumai labai, ta prasme, jo asmeninės kultūros ir organizacijos kultūros ir linkme, kur einam, išsiskyrė ir teko atsisveikinti. Būna, su žmogum, kurio dirbai naktim, turi pasakyti, kad ačiū. Tai va čia yra, kas palieka randa. Okay. Jeigu darbuotojas neberodo norimo rezultato, kieno tai problema? Nėra vienos pusės. Čia kaip ir santykiuose, nėra vieno kalto. Tai dažnu atveju užtenka tiesiog pokalbio arba kelių pokalbių, kad suprasti, kame problema. Ar yra tokių dalykų, kur tu nedarai kompromisų, nors iš tavęs tikimasi? Yra. Komisinio klausimas yra vienas iš kompromisų, kur visi pardavėjai tikisi. Manau, kad tas vienas iš tokių daugiau, nes visas mūsų gyvenimas yra sudėliotas iš kompromisų. Šiaip, jeigu tai paimtum, jeigu nori kažką pasiekti ir kažkur paukoti, kažkur susitarti, tai kompromisai lydi mus kiekvieną dieną. Kompromisas pagal tave yra, kur abi pusės laimi, ar kur abi pusės pralaimi? Ne, kur laimi. Tada nusileidi, gaunasi ne kompromisas. Okay. Turbūt šeimos klausimas, nes bet kokiu atveju darbas yra be galo svarbus, bet šeima yra svarbesnė. Kaip tu tvarkaisi su stresu, kai jau didelis spaudimai iš darbuotojų, iš klientų, iš partnerių, iš akcininkų? Dažniausiai tai fizinė veikla. Ir mano istorijoje fizinė veikla seniau, sakykime, prieš kokius 3 metus, kai streso lygis buvo mažesnis, tai buvo labiau susijęs su asmeniniu kažkokiu aktyvumu. Bėgimas ten, štangų kilnojimas ar dar kažkas. Per laiką supratau, kad man tos veiklos nesukoncentruoja manęs į dabartį. O jeigu nesusikoncentruoju į dabartį kažkokią problemą, tai mano mintis vis tiek sukasi apie tą patį, apie darbą, apie problemas, apie viską. Tai nuo bėgimo, ten štangų kilnojimo, nudriftinau į alpinizmą, crossfitą ir enduro motociklų vairavimą. Tai kai turi tas tokias labiau ekstremalias veiklas, tu negali nesusikoncentruoti dabartį, tada tavo smegenys pailsi ir stresas ir visa ta, sakykime, energija išeina iš tavęs, nes ten tikrai išsilieja. Svarbiausia taisyklė prieš svarbias dėrybas? Svarbiausia turbūt suprasti, kokį vieną tikslą tu turi, nes kartais dėrybose prisigalvoji labai daug, tu nori ir parduoti, tu nori galbūt pasiūlyti sprendimą visai netokį, kokio klientas įsivaizdavo. Yra be galo daug galimų, kaip pasakyti, dėrybinių svertų, bet reikia išsirinkti vieną. Jeigu yra viena aiškiai kryptis, dėl ko tu atėjai į tą susitikimą, tai tada viskas labai paprasta. Ką pasirinktum? Daugiau laiko saviugdai ar mentorių? Mentorių. Nes aš ir turiu ir mentorių, ir laiko saviugdai skiriu, tai su mentorium tu greičiau gauni informaciją ir labiau pagrįstą praktiką. Saviugdai tu dažnai keliauji tokias, teorijas ir netgi knygą skaitant. Pavyzdžiui, aš kai kurias knygas skaičiau prieš 3 metus, kai organizacija buvo tam tikro lygio, ir dabar skaitau tą pačią knygą ir 2 skirtingos knygos. Tai kalbant su mentoriu, jis tau tai ir pabrėžia, jeigu saviugdą užsiimi, tai daug dalykų, ką tu prigalvosi, jau buvo kažkas patestavę ir neveikia, tai geriau pokalbį turėti su mentoriu, negu skaityti knygą, sakyčiau. Kodėl ir vardan ko tu darai šitą verslą? Čia yra kelios dalis. Viena dalis yra tai, kad
aš tikiu tą skaitmeninę ateitim, nes bet kokiu atveju mes norim būti efektyvesni, paprastesni, norime automatizacijų įvairiose dalyse ir tai yra puikiai ta vieta, kur galiu siekti to ir galiu padėti verslams. Asmeninė dalis be abejo tai, kad aš žinojau turbūt nuo kokių 12-13 metų, ką aš dirbsiu, ką aš darysiu. Tai yra bus susijęs su programavimu, planavau aišku būti programuotojas, o nuo pirmo kurso supratau, kad kas jau kas, bet gyvenime su IT nieko nenorėčiau dirbti. Čia bet turbūt kiekvienam studentui taip įvyksta tas lūžis, bet galiausiai viskas susidėlioja į savo vietas ir aš esu ten, kur galvojau, kur svajojau nuo pat mažens. Gerai, tai buvo Irmanto žodis. Ačiū tau. Ačiū. Kodėl tu darai šitą verslą, vardan ko? Geras klausimas. Ta prasme, aš atsakymą, kurį turėčiau dabar, tai nereiškia, kad jis bus, žinai, visą laiką toks. Sakyčiau, dėl to, kad labai įdomu. Aš žmogus, kur jeigu dalykai nusibosta, aš juos metu. Mane nebekuria vertės. Šita įmonė, šita organizacija ir šita problema, kurią sprendžiam, niekada neturėjau momento savo galvoj, kad jo, žinau, viskas aišku, čia beliko tik tas executing. Čia kiekvieną dieną ateini ir turi tiek įdomių dalykų įspręsti, tiek dalykų apgalvoti, tiek dalykų sujungti, apmastyti, kad va tas ir žavi. Tai tas augimas ir galimybė padaryti. Tai va dėl to ir darau tikriausiai. Bet čia, kai per daug metų supratau, kad tai, kas atrodo šiandien, tai nereiškia, kad tiesiog bus po dar 2 metų patirties. Gerai. Tai ačiū tau už tavo istoriją, kad pasidalinai. Prašau. Tai tikiuosi dar pasimatysim. Žinoma. Dėkui. Ačiū. Man turbūt nereikia jums pasakyti ar priminti ir nebejoju, kad tyrimų yra padaryta, kad vadovų emocinė būsena, vadovų nuotaika tiesiogiai įtakoja komandos nuotaiką ir komandos efektyvumą. Į vadovus noriu kreiptis. Kai jūs esate apsikrovę darbais, kai jums nėra nuotaikos, kai sunkus sprendimai, nevaikščiokite atsiviepę, nes tai kenkia jūsų efektyvumai. Geriau pailsėkit, geriau pasportuokit kartais, nereikia labai užsikrauti galbūt savo kalendorius kiekvieną dieną, kad negalėtumėt galvos pakelti, nes jūs galite išlošti per kitą vietą. Jūs šypsotės, jūsų komanda šypsosi. Tai nepamirškit šitos taisyklės, šito priminimo, kai kitą kartą ateisite į darbą be nuotaikos. Tai jūs stebi kolektyvas ir jiems yra svarbu ir jūsų nuotaika. Tam kartui tiek, iki kitos laidos.